Spalvotų pieštukų pasakos. Pieštukai ir paslaptingas medis. Vieną spalvotą rytą, kai visą spalvotą pieštukijos dangų nušvietė spalvota saulė, vėsių spalvų miške iš niekur atsirado niekur nematytas medis. Jis buvo milžiniškas. Jo kamienas buvo keistas, lyg supintas iš kelių skirtingų spalvotų medžių kamienų. Jo šakos buvo skirtingų spalvų su skirtingais įvairiaspalviais lapais. Ir šių keistos formos šakų galiukose po lapais augo keisti vaisiai, panašus į morkas, tik mėlynos spalvos. O medžio viršūnės net nesimatė, nes ji buvo kažkur aukštai paskendusi spalvotuose pieštukijos debesyse. Ta rytą pirmasis prabudo violetinis pieštukas. Jis nusiprausė, išsivalė dantis, apsirengė, pasidarė spalvotos arbatos ir atsisėdė savo namelio prieangyje, gerdamas arbatą ir užkasdamas spalvotais sausainiais, grožėjosi vėsių spalvų miško vaizdais. Labai gražus rytas, sau po nosimi murmėjo violetinis. Visi dar miega, o aš eisiu paskaičiuoti, kiek naujų stebuklingų arbatžolių užaugo mano stebuklingajame darže, toliau murmėjo jis. Nuėjęs į savo stebuklingą daržą, violetinis net apstulbo. Jo darže augo iš niekur atsiradęs kažkoks neaiškus labai didelis medis su kažkokiais labai keistais į morkas panašiais, tik mėlynos spalvos vaisiais. Ir medis buvo toks platus ir storas, kad jį apglėbti reikėtų gal net kokių 20 ar 30 pieštukų. Violetinis nusprendė pasižiūrėti, kokio storio yra medis ir pasiėmė spalvotą virvutę, kurios vieną galą prikabino prie šakelę saugočius ant kamieno, pradėjo eiti ratu aplink jį. Kitoje medžio pusėje jis išvydo labai didelę angą, o joje laiptus, kurie vedė į viršų medžio kamieno viduje. Ei, kelkitės visi! Garsiai sušuko violetinis, nubėgęs į vėsių spalvų miško gyvenvietės vidurį. Pas mane darže užaugo stebuklingas medis su paslaptimis, toliau šaukė jis. Ko čia rėkauji nuo pat ryto? Kaip ir visada pirmasis sureagavo sidabrinis. Aha, rėkauja, jis čia prikėlė visus, nepatenkintas burbtelėjo iš savo namelio išlindė žalesis. Mano darže užaugo stebuklingas medis su kažkokiais laiptais, toliau šaukė violetinis. Netrukus pasirodė mėlynasis ir turkio spalvos pieštukas, jie taipogi buvo ką tik atsikėlę. Taigi, pasakė sidabrinis, reikia sušaukti visus pieštukus, kad kuo greičiau atbėgtų į vėsių spalvų mišką. Toliau tęsė jis ir pats išskubėjo pranešti kitiems pieštukijoje gyvenantiems pieštukams apie šio ryto įvykį. Netrukus aplink medį jau buvo susirinkę visi svarbiausi pieštukijos pieštukai. Taigi pagalvokime visi, iš kur tas medis galėjo atsirasti, tarė raudonas. Čia kvepia stebuklais, pasakė juodas. Reikia lipti tais laiptais, kurie yra medžio viduje ir gal paaiškės viskas, pasiūlė rožinis. Lipam, pritarė kiti pieštukai. Juodas, baltas, oranžinis, auksinis, sidabrinis ir turkio pieštukai pasiliko saugoti medį, o kiti pieštukai susiruošė lipti paslaptingais laiptais stebuklingo medžio viduje. Anga medyje buvo labai plati, jos viduje matėsi laiptai, kurie vedė į viršų. Aš eisiu pirmas, pasakė geltonasis ir išsitraukė savo stebuklingą saulės ženkliuką, kuris apšvietė medžio angos vidų. Pieštukai suėjo vidun ir pradėjo kilti laiptais aukštyn. Laiptai spiralės forma vis sukosi ratu į viršų ir jų galo net nebuvo matyti. Kažkokie begaliniai nesibaigantis laiptai, nepatenkintas sumurmėjo mėlynasis. Taip atrodo, kad lipsime amžinai, pritarė rudas. Nieko amžino nėra, šyptelėjo violetinis. Pieštukai lipo laiptais toliau, vis aukštyn ir aukštyn, o laiptų galo vis dar nebuvo matyti. Dar kiek palipę visi išvydo kažkokias stebuklingas duris, kurios buvo užrakintos. Staiga pradėjo šviesti violetinio pieštuko kuprinę, šis kaip visada išsitraukė savo stebuklingą knygą, rado ten atsiradusi stebuklingą burtažodį. Roti, foti, fetizaro, visos durys atsidaro,
ištarė violetinis ir durys staiga atsivėrė, už jų vėl toliau tęsiasi paslaptingi laiptai, tik jie jau nebevedė į viršų, o leidosi žemyn. Ar jums neatrodo keista? Tarė raudonasis. Mes kilome aukštyn, o dabar leisime žemyn. Toliau tęsė jis. Taip, labai netgi keista, pritarė rudas. Eikime toliau, pasakė rožinis. Ir visi pieštukai pradėjo leisti spiralės formos laiptai žemyn. Pieštukai vis sukosi ratų laiptais, kol priėjo kažkokie vairiausiamis spalvomis spindinčią sieną. Ji buvo tokia ryški, kad pieštukams net teko prisidengti akis. Staiga violetinio kuprinė vėl pradėjo šviesti. Tai buvo ženklas, kad stebuklingoje knygoje vėl atsirado kažkoks užrašas. Violetinis įsitraukė iš kuprinės savo knygą ir tikrai ten jau buvo atsiradęs naujas burtažodis. Forum, torum, barum, rafo. Žodžiai sienoj užsirašo. Ištarė violetinis ir staiga ant spindinčios sienos iš niekur atsirado keistas ir nesuprantamas užrašas. Aneis etikseilap įsiv. Kas čia per užrašas? Nustebęs paklausė rožinis. Aneis etikseilap įsiv. Perskaitė užrašą rudas pieštukas. Kažkokia nesąmonė parašyta, supyko raudonas. Staiga violetinio pieštuko knygoje atsirado dar vienas užrašas, o ten buvo parašyta, kad pieštukai turi išspręsti galvosūkį, kuris parašytas ant sienos, ir tada jie gaus atsakymą, ką turi daryti toliau. Pieštukai visai bandė išspręsti paslaptingojo užrašo reikšmę, bet nieko negalėjo sugalvoti, kas bent kiek priartintų juos prie teisingo sprendimo. Aš pavargau, pasakė mėlynasis, jis atsigulė ant žemės galvą į sieną ir staiga pašoko. Aš žinau, perskaičiau, šaukė jis. Čia parašyta atvirkščiai, toliau džiūgavo mėlynasis. Čia parašyta, visi palieskite sieną, tik užrašyta iš kito galo, džiūgavo pieštukas. Taip tikrai taip gaunasi, jei skaitysi iš kito galo, pritarė rudas. Pieštukai visi palietė spindinčią sieną ir staiga siena išnyko, o pieštukai atsidūrė kažkokiame keistame, nematytame pasaulyje. Čia viskas buvo nespalvota, šalia tekėjo nespalvota upė, aplink visur buvo nespalvotos pievos su nespalvotomis gėlėmis, dar toliau matėsi nespalvotas miškas. Čia viskas buvo juodai balta, išskyrus netoliese esantį šulinį, iš kurio gilumos švytėjo spalvos. Staiga violetinio pieštuko kuprinė vėl pradėjo švytėti, o knygoje ir vėl buvo atsiradęs užrašas. Ten buvo parašyta, kad pieštukai atkeliavo į linksmųjų spalvų pasakų pasaulį ir kad šiam pasauliui reikia pieštukų pagalbos, nes visa spalva šiame pasaulyje pavogė piktoji juodai baltoji fėja ir tik vienintelis stebuklingas spalvų šulinys liko nepaliestas. Dabar mes visi semsime spalvas iš stebuklingo šulinio ir laistysime jomis viską aplink, tarė violetinis. Tai pradėkime, sušuko rudas. Laistykime, džiūgavo ir kiti pieštukai. Pieštukai sėmė iš šulinio stebuklingą spalvotą vandenį ir liejo jo viską aplink. Ten, kur kliūdavo vandens, viskas staiga tapdavo spalvota. Žinot, ką sugalvojau? Tarė raudonas. Ką tu sugalvojai? Paklausė rudas. Greičiau sakyk, skubino žalesis. Mes įpilkime stebuklingo vandens į upę ir jį pati išnešios spalvas po visą šį pasaulį ir jis taps vėl visas spalvotas, pasiūlė raudonas. Taip, pilkime į upės spalvas, pilkime, pritarė kiti pieštukai. Pieštukai sėmė spalvas iš šulinio, pylė jas į netoliese tekančią upę, o upė išnešiojo spalvas po visą šį stebuklingą pasaulį ir jis visas vėl tapo spalvotas. Violetinio pieštuko kuprinė vėl suspindėjo. Jis išsėmė iš kuprinės savo stebuklingą knygą, o joje ir vėl buvo naujas burtažodis. Fasu, fesu, fosu, fisu, pieštukijon vėl sugrįšiu, ištarė violetinis. Visai netikėtai iš stebuklingo šulinio į viršų šovė didelė spalvų srovė ir užliejo visus pieštukus. Staiga visi pieštukai atsirado vėsiųjų spalvų miške,
Jie kaip niekur nieko stovėjo vėsių spalvų miško gyvenvietės vidury. Stebuklingas medis buvo dingęs, o pieštukai, kurie buvo pasilikę saugoti medžio, pamatę sugrįžusius draugus, bėgo jų pasitikti. Pabaiga.